vis dėlto susijungusios įmonės iškėlė, kaip Ramunė sakė, tikrai didelius reikalavimus savo ir padarus analizę vartotojų, sakykime, atsiliepimų mes matėme, kad švara autobusuose ir troleibusuose yra vienas iš prioritetinių ir mes manom, kad kokybė švaros yra, sakykime, tam tikros kokybės laipsnis mūsų klientams, tai yra važiuojantiems viešuoju transportu. Todėl mes ėmėmės ganėtinai radikalių permainų, eilinė šluotelė negelbsti, sakykime, toje situacijoje, todėl mes bandėme pakeisti, sakykime, įsteigti arba permodernizuoti keletą mūsų cechų, Islandijos plente, kur yra troleibusai ir autobusai, raudoname plente modernizuoti savo plovimo cechus. Šiai dienai mes iš tikrųjų juos aplinkavome našiais siurbliais, parinkome tam tikrą chemikalų gamą, kur leidžia gerai išplauti. Kas įdomiausia, mes dirbdami su darbo biržoje įdarbinome ir tuo pačiu per keletą mėnesių apmokinome naujų technologijų iš darbo biržos paimtus specialistus, kurie dabar pradėjo tai daryti. Turėtų kvepėti autobusai. Kada juos išvalai, tada turi turėti savo kvapą. Tai tą kartą jisai buvo, sakykime, pamėdęs pakalnučių, bet mes šį kartą jums žiemos periodui pasiūlom kitą, sakykime, kitokį kvapą, sakykime, obalių ar tai vaisių kvapas. Jisai, sakykime, įdomiau tuo, kad, sakykime, žiema yra, kažkaip prisiminti vasarą. Antras dalykas, mes manome ir rūpindamėsi savo klientų, kad jam tas kvapas patiks. O perspektyvoje gal net ir pabandysime organizuoti tam tikrą apklausą arba tam tikrą pasitairavimą pas kolegas, kas priimtina būtų. Gal pakalnutės, gal Ramunės ar kiti kvapai. 300 autobusų, troleibusų. Iš karto, vienu planą. O santykius troleibusų ir autobusų? Rida gal kažkur, metinė rida troleibusų yra kažkur 8,5 milijonų, troleibusų autobusų apie 12 milijonų. Tai skaičiuokim kažkur 40-60.